Nusipirkau kvapuką. Ir čia detalė, tavo mašina sulūžo, įpuolė kažkur su džipu į tiltą ir ašį nulaužiai. Viskas, varom pas mane iki darbo. Žiūrėk, kokį tekstą. Aha. Ir tėtis paims tave. Palauk. Tik ne gerai lipki vidų. Slidų yra, matai. Pasikabinam kvapuką. Visai neblogas. Nu ką, važiuojam iki parkingiuko. Ir paskui apsikeisim. Su tėčiu apsikeisim. Vaiku, tavim Benai. Ir man dirbti, o jūs galėsit namo lėkti. Ne? O, kodėl? Nu, o čia dabar bus reikalų išvažiuoti iš čia. O, nepatinka man taip. Dedam anglių. Sakau, Coca-Cola yummy. Tai Coca-Cola yummy. Čia buvo Mano snekai. Pamaidoks. Labas rytas. Tai ką jūs galvojat? Užsivesiu mašiną, kad pašiltų. Bandžiau skambinti darbą, nieks ragelio nekelia, kad neteisiu. Tai visgi Benas pasigavo vėjarupis. Vakar grįžau namo, nusiprausiau, ėjau miegotis, atsikėlė, jau ateina pas mumis. Galvoju, ta prasme. Tai jau blogai miegojo, jau kažkaip. Jautėsi blogai. Dabar miega, nes naktį blogai miegoja, bet vat užsivedžiau mašiną, varysim iki vaistinės. Ten sustosim prie pat, gaus palaukti manęs mašinai, nes vestis niekur negaliu.
Greit nubėgsiu, nupirksiu tų putų, tokių vaistų ir pradėsim kelionę su tais vėjaraupiais. Aišku, vyras irgi pergyvena, nes jis nežino, ar jis yra persirgęs ar ne. Galvoja, kad ne. Nu, bet žiūrėsim, kaip čia bus. Ką tik nupirkau, varysim tepti. Banana. Susirinkom padaryti ką? Man reikia peilio. Nulip biškai. Man reikia ir uogą. Kur peilis yra? Taip, dėsim apelsiną. Jo, kaži kaip tau bus čia kitom dienom. Kol kas visai neblogai su tais vėjaraupiais. Jau porą kartų tepiam puškius. Šiaip labai daug tų puškių ir nėra, bet gal rytoj gali būti ir žymiai daugiau. Žiūrėsim, kaip čia bus. Po truputėlį atsiranda. Taip, dėsim. Banana. Ką mes čia dar pradėti? Obuolį dėti? Jis. Dedam tokį mažesnį. Palauk, čia dar buvo šaldytuvą. Būt kažkur obuolį. Ir tą dar galim sudėti. Hey, you need to cut this. Sumels čia viską. Tai gal nuolapkim žievę. Kaži, mes dar turim kažkokio šaldyto. Yes. Pažiūrėk, ką mes čia šaldyto. Yes, sir. Ką mes čia turim, Biškiu dabar sudėk viską čia. Tiesiog dėk po vieną. Banana. Braskoli, tu nadėjom. Nemanau. Padėk dangtį. Dabar laikyk dangtį ir pasuk tą. Daugiau. Palauk, įpilkim biškį gal vandens. Mes neturim, žinok, šiaudelį. Kodėl? Tiesiog paragauk. Solidų yra. Skanu.
Yes. Gerai. Paim, gerk ir tu. Nu, paragausiu ir aš. Nice! Cheers! Buvau parduotuviai, šiek tiek apsipirkau, vyrukai namuose, ištepiau Beną dar su tuo tokiu džiovinančiu tepalu. Nu ir žodžiu, kol kas visai neblogai laikosi ponaitis. Aišku, labai daug spuogų neturim, bet dar tik pradžia. Neaišku, kaip čia bus ryt poryt. Pažiūrėsim. Bet iš tikrųjų, nu ką, gerai, bus prasirgęs. Ir tada jau bus ramu, žinosim, kad jau tikrai prasirgo. O dabar vat tokiu momentu ir iš tikrųjų susirgo, kai vaikų atostogos. Ir jo, čia taip būčiau pasiėmus atostogas dabar, žiemos atostogų metu, tai būtų labai gerai buvę. Bet jau čia apkalbėta tema šaukštai po pietų ir tiesiog dabar esu pasiėmusi 3 vaiko sirgimo dienas, bet gerai tas, kad man rytoj realiai yra laisvadienis. Tai aš užsirašysiu šiandieną, tada 5 ir 6 bus vaiko diena, 4 ar taip man laisvas, o jau kitą savaitę, nežinau, jau turbūt gaus vyras sėdėti namuose su juo. Iki pirmadienio turim laiko, tai žiūrėsim, bet šiaip užsitęsia čia šitie visi dalykai su tais vėjaraupiais, taip labai greitai. Gal ir nesusisuksim, nu, nebent nebūtų labai daug tų spuogų ir labai greitai jie čia užsidėtų tais visais šašiukais. Tai, nu, pažiūrėsim. Važiuoju namo ir žiūrėsim, kaip čia kitom dienoms mums seksis. Labas rytas. Galima sakyti, oficialiai antroji diena vėjaraupių, nors taip kaip ir pradžia buvo jau ir antradienį, šiandien turim 4. Kaip savijauta? Visai neblogai. Nu, turėjom kažkiek naujų spuogų iš po nakties, bet realiai labai daug mes jų kaip ir neturim. Tai va dabar darau pusryčius, dar gan ankstokas rytas, nelabai ponas miegojo ilgai. Jau ten raitės, nežinau, nuo kelių ryto. Nuo 7 gal kokių, ar anksčiau. Tai ką, kepam blynus, eisim valgyti ir nežinau, ką mes čia nuveiksim, turbūt sėdėsim namuose. Lauke matau, taip kaip apšerkšnėjo, vakar, kai važiavau į parduotuvę, buvo gan šalta, -9. Ir šiek tiek lyg giedra norėjo būti, bet nu vis tiek. Su tokiam savijautom niekur mes į lauką jau nelysim, tai kažką veiksim namuose. Tai šiaip neturim daug spuogų
Ir tas kažkaip baltas tepalas, kur džiovina, jis greit kažkaip, nusivalo gan. Čia, turim tokį baisą. Man skauda kartais. Kartais skauda. Šalta ranka. Jo, aš galvą ploju. Tai va, būsi prasirgęs ir bus ramu. Nematus? Esi turėjus uogą. Manau, jo. Man. Gavau kažką. Čia mes prašydavom tėvų Kinder surprizų iš parduotuvės. Dar trūks geišas, ne? Ką prasme? Kas čia? Ai, tie, žinau, gal netilpti į tą aparatą. Dolce gusto ten reikia. Ir čia tau, bet dabar nevalgai gal. Šim tau žiūrėk. Vyrs nori, kad būčiau stora. Ir mes gavau dar sitą. Mama, Nu. tau reikia tvirtus sakyti. Ne. Eik, pažiūrėk. Nu, sudėliok viską į vietą. Ką tu gavai? Gavau sitą. Pelytė? Pelytė. Pelytė dinozauras. Žalia pelytė iš praeitų gyvenimų. Tiesa, tada ne tik. Nu, nes anie ir kitokiai. Eik, tu žiauru. Eik, negal. Nu, ten turi pirk Dolce Gusto kapsulės. Alio, kodėl tu nepaklausai? Parodyk. Nu, va, dabar nustebinai, kur dėsim. Dar trūks detalės čia. Čia yra kur. Žinai, ką gali daryti? Kai į karštą volinton kapsulį įsipylai, tas pats gaunas. Nežinau. Jo. Čia milteliai. Čia milteliai. Nu, tai aš nežinau. O, vyrs nustebin mane. Parveš kavelės, bet netilpsi mano aparatą. Žiūrėk. Čia matai tą Starbucksą. Į seną kapsulę atidaryti. Bet gal ir tuoj suveiks. A, įsidėt ten. Nežinau. Nu, gausim perparduot kažką. O to iš tavo draugės? Nežinau.
Labas rytas, 4. vėjaraupių diena. Eisiu tuo į galvą plauti, čia esu prisitepus aliejų ir visokių livinų, kaukinų. Bet sakau, atėjau parodysiu, ką mes naudojam tiem vėjaraupiam. Tai turbūt daugelis žinot šitas putas, kurios vėdina, nuramina ir ne taip vaikas nori kasytis tuos spuogus, tai čia tos putos. Ir mes dar naudojam tokį dalykėlį, irgi yra purškiamas, tai mes įsipurškiam į kamštukus ir su krapštukais tepam kiekvieną spuogą. Šitas dalykėlis džiovina tuos spuogus ir jie greičiau tada džiūsta ir užsideda šitas šašiukas. Tai šiandien, kaip sakiau, 4. diena, naujų spuogų kaip ir nėra. Tai vis tepam tuos pačius, su šituo tepam tuos spuogus, kurie nėra tenais žaizdelės ir kad nebūtų pavojaus užsikrėtimams ir panašiai, o jeigu yra jau kažkokia žaizdelė ar sprogus puslelė, tai tik šitą galima tada naudoti. Bet kiek mačiau pas Beną daug, kur jau yra ir tokie kaip ir šašiukai užsidėję ir tie spuogeliai labiau taip jau džiūna. Bet jisai, man atrodo, nusikrapštė čia tą vieną prie lūpos ryte, kai aš nepastebėjau, tai šiek tiek pergyvenu dėl to spuogo, nes jis neatrodo gražiai. Ir sakau, tu jokiais būdais nekrapštyk ir nekasyk. Jeigu, sakau, niešti, tu pasakyk, papūsim šitų putų, tai aš jam dar ten papučiau. Nu tai tai šiaip tie vėjaraupiai gali užtrukti iki 10 dienų, kitais atvejais netgi iki 2 savaičių, tai vis tiek turbūt teks ir mano vyrai tada pirmadienį neiti darbą, nes aš dabar jau 3 dienas bus išnaudojus ir kaip tik bus tada 10 dienų, jeigu jis dar 3 dienas bus su juo. Ir manau, kad kaip ir viskas turėtų būti gerai. O dabar einu plauti galvą ir šiandien mano gimtadienis. Vasario 21, toks kitoks gimtadienis, nes vaikas serga. Vyras dirba naktį, dabar miega, sakė, šią naktį vėl lygtais važiuos, tai toks ir gimtadienis. Einu išsiplaut galvą, kad bent jau atrodyčiau panašesnė į žmogų. Pirmi sveikinimai. Draugė užvežė dovaną. O, kaip miela. Bėgau pasimti. Gražus popierius. Rinkinukas. Oho, kaip čia sudaro gražiai. Wow. Žiūrėk. Kas čia yra? Šiola ir gėl. Nelabai išsiuočiu. O čia kas atsargiai. Kūno kaukė. Reikia prisiversti tepti, nes aš beveik netepu. Taip gaiviai kvepia. Puikios sunaudojamos dovanos. Ir labai graži dėžė, žiūrėkit.
Nesibaigia dovanos, žiūrėkit. Aišku, priminimas kiek metų. Nu, nežinau, man greit gėlės nebetilps. Labai faina ir malonu, ačiū labai. Nu ką, buvo pasportuota. Draugė 1, draugė 2, turim daug gėlių ir dovanų. O dabar eisiu tvarkyti savo baisių nagų. Vyras išvažiavo pirkti torto. Jau sakau, būk geras, gėlių nepirk, nes iš tikrųjų daug aš turiu tų gėlių, daug gavau iš po Valentino dar tebėra. Viena draugė atvežė, kita draugė atvežė, skau, jau tu nebepirk. Nes nebėra jau kur merkti. Tai jo, toks tas mano gimtadienis, noriu susitvarkyti nagus. Draugės va pradžiugino, ačiū ir jums, jeigu parašysit sveikinimus. Ir Facebook'e daug visi sveikina, nu iš tikrųjų visada malonu tų sveikinimų sulaukti. Tik vat toks tas gimtadienis, negalim niekur neišvažiuoti, nei ką, nes Benas dar nėra pasveikęs. Bet džiaugiuosi, kad nėra jam taip blogai. Sakiau nepirkti. Gražų gėlių. Šakės, man dabar reik vazų. Žiūrėk, ką tau pavežiu. Man reik vazų. Palauk, galiu Bet jau labai gražios, ane?